Čia po kalno viršūnės vaikštom Kalnagūbriu. Išsisklaidė šiek tiek debesis, dabar jau viršum pakilo. Pradedam matyti visą grožį. Ten buvom. Tose debesyse dabar, kai truputį nusileidom, šiek tiek galim matyti, eisim į viršų. Ir ten toli matosi ežeras, kur vakar buvo. Šiuose kalnuose buvau prieš 30 metų ir negaliu patikėti. Kai kopiau šitą kalną, aš taip dusau, aš taip pavargau ir sakiau, tai tiesiog buvau su grupė ir pasakiau, viskas, galit nuo kalno mane ridenti, galit kviesti sraigtasparnį, tikrai pati nebeisiu daugiau, nes tai labai labai išvargina. Netrukus man bus 60 metų. Šiandien vaikštau po kalnus, nei taip uždūstų, nei taip pavargstu. Na, žinoma, dėka Nature Sunshine kompanijos kokybiškų papildų šiandien turiu daug daugiau energijos.
nes net žolė nušalusi. O mums ten parėjom iš ten. Kalnai yra mano mokytoja. Ko moko mane kalnai? Kalnai mane moka planuotis. Sąmoningai planuotis. Tu negali išeiti į kalnus su kažkokiom šlepetėm, negali apsirengti kažkokią vasarinę suknelę, nes turi būti saugu, turi būti patogu, turi būti šilta. Būtinai reikia pasiimti vandens, kažkokių užkandžių. Taip ir gyvenime, jeigu turi kažkokių tikslų, būtinai turi susiplanuoti. Ir pačioj pabaigoj 4 valandas vaikštinėjom, nusileidom, dabar esam pusiaukelį nusileidimo, nusprendėm išgerti kavos. Ir jeigu norite daugiau pamatyti video apie mano keliones, žygius, tai galite žiūrėti kitus mano video. Jeigu taip pat jums įdomu, kaip neprarasti energijos, o dar daugiau turėti jos po tokių kelionių ilgų, tai taip pat žiūrėkite mano video, stebėkite, dėkite patiktukus ir sužymėkite. O dabar žinoma, pakeliui į terminius baseinus, juk mes šito nusipelnėme. O dabar pakeliui į terminius baseinus, žinoma, mes šito nusipelnėme.